Birželio 15-ąją, minint okupacijos ir genocido dieną, Lietuvoje vyksta įvairūs renginiai. Nors 1940 m. birželio mėnesį Lietuvos Seimas nusprendė nesipriešindamas paklusti okupantams, to nepanoro daryti pasienio pareigūnai. Pirmąja okupacijos auka tapo Alytaus apskrities pasienio policijos viršininkas Viršila Aleksandras Barauskas. Pagerbiant jo atminimą, žūties vietoje buvo surengtas minėjimas. Ūtos pasienio užkardos užpuolimas ir žiaurus susidorojimas su sargybos viršininku Aleksandru Barausku, įžvalgiai nenorėjusio atverti priešams valstybės vartų, yra svarbus istorinis faktas, paneigiantis vis dar kai kieno puoselėjamą mitą, neva Lietuva taikiai įstojo į SSRS, neva prieš Lietuvos Respubliką nebuvo panaudota ginkluota jėga, neva Lietuva savo noru įsileido SSRS ginkluotasias pajėgas. Kaip šiandien ir visados Lietuvoje girdimi tautos dainiaus Maironio žodžiai. Kam nusviro galva, tam dangaus angelai vainiką iš deimantų pina. Nuoširdžiai tikiu, šie žodžiai skirti ir Aleksandrui Barauskui. Prisiminimais apie lemtingą birželio 15-osios rytą dalijosi ir Velionio dukra. Ji pasakojo, jog sovietų kareiviai įsivežė į namus, tuo metu atstojusius pasienio sargybos būstinę. Ir ištempę į lauką vienmarškinį tėvą, jis smarkiai sužalojo. Artimieji suskubo gabenti vyriškį į ligonę, tačiau pakeliui jis mirė. Aleksandras Barauskas palaidotas Varėnos rajono Perlojos bažnyčios Šventoriaus kapinėse.